Ar žinojai, kad tavo kūno poza gali pakeisti tai, kaip jautiesi viduje? Harvardo mokslininkė Semikadi tyrimai parodė, kad vos 2 minutės, angliškai taip vadinamas power pose, tai yra galinga poza arba atvira laikysena, gali padidinti pasitikėjimą savimi ir sumažinti net streso hormono kortizolio lygį. Tai reiškia, kad kūnas ir protas veikia dvikrypčių ryšiu. Ne tik emocijos formuoja laikyseną, bet ir laikyseną formuoja emocijos. Net paprastas pečių atlošimas ar galvos pakelimas siunčia smegenims signalą – aš galiu. Tai reiškia, kad maži fiziniai gestai jungia pasitikėjimo režimą. Tai tas pats kaip antena. Pakelta aukščiau geriau pagauna signalą. Kokia tavo laikysena šiuo metu? Ar ji tave stiprina ar silpnina? Prenumeruok kanalą, kad nepraleistum naujų įžvalgų ar priminimų. Ačiū, kad žiūrėjai.